Mčiozė, Michozė, nežinau kaip jie vadinasi. Visi matė Unbox Therapy ir kitus youtuberius, kurie padarė apžvalgas šiom klaviatūrom. Mčiozė pasirinko mus Baltijos šalyse irgi padaryti apžvalgas. Šiandien mes atidarysim visas šitas klaviatūras. Ok, labai spalvota. Iš karto jaučiasi, kad svorio yra. Jos galima naudoti tiek laidu, USB-C. Čia metalas. Čia keistas testas, bet mes, sakau, tokį jau dalyką esam darę. Jos biškiai lankstosi. Bet čia reiškiasi, yra tas minkštesnis plastikas. Jisai yra daug aukštesnės kokybės. Tuo pačiu svoris klaviatūros jaučiasi tikrai labai smagus ir tas garsas. Operatorių nori paspaudyti? Čia tiem žmonėm tiktų, kur iš nervų. Jo. Dare to be different. Šios klaviatūros nėra skirtos tik tai gameriam arba vienai paskirtai. Čia viskas yra pagal skonio reikalą. Norite gražių switchų, norite gražios klaviatūros, norite gražiai skambančios klaviatūros, norite, kad kitaip atrodytų jūsų setupas, nesvarbu, ar jūs editinat, ar jūs dirbat, redaguojat, oficinius darbus darot, nesvarbu. Šios klaviatūros atitiks tikrai viskam. Operatorių, tu parinksi, kurią dėžę sekančią atidarom. Šitą G75 Pro variantas. Dvigubas įpakavimas kiekvienos klaviatūros, mechanical keyboard. Įpakavimas, kaip visada, labai gražus. Matot, kur yra raidės? Nematot. Todėl, kad raidės jos užsidega iš po apačios. Todėl, kad klaviatūra stovi kampu. Kas čia? Ok. Labai fainai. USB-C jungtis, bet tuo pačiu galima irgi belaidžių ryšių per USB. Čia va yra toksai metaliukas. Atsidaro, nusiema ir va flešiukas paslėptas. Yra jungtis, kaip nori, ar išjungti klaviatūrą, ar laidu, ar belaidžių. Jinai dega. Pasižiūrėkit, va mygtukai iš šito kampo tik tai matosi. Bet garsas geras. Dabar norėčiau tapti rašytoju. G98 modelis. Gerai, judam. Tamsi dėžė iš karto. Eilinis sykis svoris iš karto yra. Lygiai taip pat kaip ir ano modelio gražiai paslėptas USB. Įjungiam iš karto, kad jinai mums šviestų. Man šitie switchai netinka. Jie jau man per daug garsus, bet jaučiasi labai smagiai ant paspaudimų. Svorio, kaip visada, yra. Reiškiasi ne tik, kad iš gero materialo pagaminta, iš gerų medžiagų, bet tuo pačiu geros batereikos. Nes čia jos yra, kaip ir minėjom, pakraunamos. X75 V2. Jaunuolio pasirinkimas. Young's Choice, jo. Ok, to nepastebėjau. Ok, šitas dizainas labai panašus į pačią pirmą klaviatūrą K99, kurią žiūrėjom. Switchai irgi labai panašus, spalvos gražios, USB paslėptas eilinį sykį, labai gražiai, ant magnetuko metalinio. RGB eina ne tik pačioj klaviatūroj, bet iš išorės, kas dar labai smagu, nes ne visos klaviatūros šitokį dalyką turi. Jos turi nobą. Tai yra labai smagus dalykas. Nors ir yra čia mažesnio stiliaus klaviatūra, klavišai yra tikrai labai gerai išspeisinti, tarpai tikrai labai faini yra. Puiku, man patinka. Man patinka Mčiozė, jūs kol kas dar nenuvylė. Biškį kitokių, patraukiam dėžes. Bluetooth'as, laidinis 80% dydžio klaviatūra. Čia tiems, kurie nori biškį sutaupyti vietos ant stalo. Turim dar vieną klaviatūrą, kur mygtukai yra iš apačios. Ok, switchai biškį kitokie. USB-as ne taip gražiai paslėptas, kaip ant kitų buvo variantų, bet ant magnetų. USB-C. Gerai, įjungiam, pasižiūrim, kaip jinai atrodo. Per daug klikį, vėl minėjom, čia yra iš apačios. Čia taip padaro, todėl kad šitos klaviatūros būna naudojamas didesniu kampu. Ypač jeigu pastatysite jas ant kojelių, tai labiau matosi tos raidės. Kai kuriems patogiau, kai kuriems ne. Jeigu esi gameris, tu vis tiek nežiūri į klaviatūrą. Tai yra labai daug produktų praeiti, tai mes norime gan operatyviai padaryti visą tai. G86, G98. Atsiprašau, aš skaičiuot moku. Klausėt, ar bus violetinė. RPC violetinė. Šitą, matot, tinka prie mano maikės. USB-C. Žinau, kad galima RGB užprogramuoti, bet mes to dabar nedarysime. Man vienas dalykas tikrai nepatinka ant kai kurių šitų klaviatūrų, tai yra dizainas numpedo.
čia turėtų būti didesnis tarpas tarp klaviatūros, tų rodiklyčių klavišų ir nuliuko. Čia kažkas kitas būna. Komanda. Mes su Apple useriais nedraugaujam čia, tačiau klaviatūra vis tiek graži, atrodo tikrai patogi. Switchai nelabai man patinka šitoje klaviatūroje. Kelių spalvų neparodėme, tos spalvos pamatysite, jeigu atkeliausite į mūsų Vilniaus parduotuvę. Dar kartą paklausykit. Tobula. Aš tikrai impressed esu šiom klaviatūrom, man patiko dizainas, taip yra keli niuansai, kurie man nelabai patiko, bet viskas yra skonio reikalas. Tai dar kartą pakomentuokite, kurios norite klaviatūros. Ne, čia netyčia, netyčia įsivažiavau. Neatidavinėjom, ne. Parašykite komentaruose, kuri klaviatūra jums gražiausiai atrodė, gražiausiai skambėjo ir kurią norėtumėte įsigyti. Šios klaviatūros bus RPC LT internetinėje parduotuvėje ir jeigu norite daugiau sužinoti apie jas arba apie kitus mūsų pasiūlymus, susisiekite.